Tai mes norim, žinai, tau perduoti linkėjimus, sakė, kad labai man patiko citata. Koks vardas Voko parašyta? Karolis. Karoliui linkėjimai. Jisai sako, karočią, sakėt, kad į gimtadienį norėtumėt bent 3,5 tūkstančio žmonių, kad ateitų. Tai žinokit, jei mus paleistų, tai į gimtadienį ateitų mažiausiai 9 tūkstančiai. Žodžiu, jūs žiauriai maladėts, esat, mokate pakelti nuotaiką. Ta proga mes parašym Jos ekscelencijai Grybauskaitei laišką su prašymu, kaip sakant, amnestuoti 9 tūkstančius. Taip, tai dabar, Karoli, mes dėkingi tau ir norim paskambinti tavo mamai, kaip suprantu, į Kauną, Dalia. Ir kažkaip... Jo, jūs nepagalvokit, laiškas buvo ilgas, iš tikrųjų pakankamai įdomus ir vienas iš prašymų buvo paskambinti jo mamai ir pasakyti, kad jinai nesijaudintų dėl sūnaus, kad jis yra patekęs dabar į ligoninę. Taip, apsinuodęs maistu ir jo, kad tiesiog porą vinių suvalgė, dėl to matyti kažkas ne taip, kad nieko rimto. Bet žinai, tas laiškas keliavo čia ilgas dienas, aš pasižiūrėjau, jisai išsiuntęs yra net sausio mėnesį, sausio gale, o dabar jau vasaris. Nu bet, tai gal paskambinama taip. Su moteriškais balsais. Reverbas. Alio. Alio, labas vakaras. Labą vakarą. Tai kaip Ušvenyte gyvenat? Kas? Kaip jūs gyvenat? Kaip laikotės? Mano vardas yra Živilė. Malonu. Ir man malonu. Tai kaip o jūs? Tai nuo ko čia? Kaip nuo ko? Aš Karoliu. Karolio? Aš esu Karolio. Karolio draugė. Taip, Karolio draugė. Aišku, neperspėjo, žinau, kad negali dar jis ligoniniai. Jo, negali. Tai jau senai pažįstami? Seniai. Tai aš iš tikrųjų skambinu, kad pasakyti, kad Karolis šiaip jūs neperginduvėmete, jis guli dabar, bet tiesiog ten apsinuodijo maistu, man atrodo, ar kažkas panašiai ten buvo blogas maistas. Tai man skambino, viską papasakojo, iš tikrųjų realiai kaip yra. Ja. Bet man svarbiausia, tas plaučių uždegimas praėjo jam. O tai apie mane nepasakoja? Nu, va, gaila, bet ne. Mes draugaujam šiaip. Nu, neturėjo tiek laiko šiaip iš to aparato skambino, tai labai kreditai greitai eina. Norėjo dar pasilikti sekančių kartų, tai taip kaip ir nepapasakojo. Aš jums skambinu tai dėl tų vestuvių, dėl tos datos, kada mes čia jau. Tai jau toksitės? Taip, nesakė. Nu, nieko nesakė, matai. Čia gal staigmena turėjo būti. Ar kaip, aš nesuprantu. O tu iš Kauno? Jo, aš iš Kauno. Iš Kauno, tai norėčiau susipažinti tada. Tai aš ir skambinu jau. Tai telefonu pati žinai, kaip pasakyt. Aš tai šiaip dabar po ligoninės, sunki liga ir ta prasme nelabai vaikštau. Šiaip tai jau 2 mėnesiai iš namų. Tai gal galėtum į svečius atvažiuoti? Galėčiau. Galėtum? Šiaip tai labai tikrai norėčiau susipažinti. Labas vakaras, ponė Dalia, jums skambina radio stotis ZIP FM, jūsų sūnus Karolis. Liepia jums paskambinti. Jis mums atsiuntė laišką, Karolis parašė, kad sakė, jūs šiek tiek nuobodžiaujat, šiek tiek liūdit ir reikia jūs pralinksmint. Taip, reikia pralinksmint. Taip, mes gavom laišką iš jo, žinokit, siųstą, jis čia prirašė apie mus daug gerų dalykų, apie jūs, visą litaniją išrašė ir sakė, kad reikia būtinai paskambinti, nes jisai dabar ir ligoninį jūs pergyvena dėl to, kad jam yra ten plaučių uždegimas ar jis apsinuodės maistu. Taip, o Dieve koks. Tai žinokit, jisai klauso dabar jūsų, galite perduoti tiesioginį sveikinimą arba padėką kažkokią tai pasakyti. Ačiū labai, sūneli, bet taip gavau šoką, čia aš nežinau ir džiaugtis dabar jau reikia, kad taip yra.
Ir jum ačiū, aš nežinau dabar net ką pasakyti, iš tikrųjų. Nu tai, kad jūs žinokit viską pasakėt, labai smagiai buvo jūsų klausyti ir taip, tai ačiū labai už gražų pokalbį. Taip. Ačiū jums. Sveikit ir viskas bus gerai. Jo. Okay? Jo, gerai, dėkui. Ačiū viso. Viso gero. Viso. Nu va, padarėm, Karoli, tavo mamytei staigmeną. Jo. Tokia. Tai linkėjimai tau, kaip Vestuvės. sakant, sveik, jo, ir jinai, matyt, jau žinok laukia, tai tu, kad ieškok jau. Taip. Rašyk laiškus, skelbimus, žinai, kaip sakant, ieškok tos vienintelės, nes mama, kaip pasiruošus jau. Jau pasiruošęs. Jo. Reikia susitikti viską.